Nagi, šiandieną sveiki iš automobilio, kadangi tema yra apie automobilininkus, apie vairavimo kultūrą Vilniuje, tai labai tema iš tikrųjų daryti įrašą būtent sėdint automobilyje. Na, žinoma, nevairuoju, matot, be saugos diržo, nevairuoju, kad nepridaryt kokių nors bėdų savo ir kitiem vairuojantiems Vilniaus gatvėmis. Taigi sustojau ir įrašinėjau trečią įrašą apie vairavimo kultūrą Vilniuje. Girdėjote, pirmam įraše yra ne vien tik tai apie kultūrą, yra ir apie kitus klausimus, bet kol kas vaizdo įrašų seriją leidžiu apie vairavimo kultūrą. Na, šiandieną įdomus tokie minčių pasidalinimai su jumi ir labai kviečiu tuos, kas iš tikrųjų nori, kad Vilniaus vairavimo kultūra keistusi, dalintis šiuo įrašu, šiuo ir kitais įrašais, dalintis, tiesiog skelbti tą žinią, kad mes privalome, aš taip pat tame tarpe privalome keisti tą vairavimo kultūrą, tokią, kokia yra dabar Vilniuje. Ir kitose miestuose, nebijoju, bet girdėjau, kad kitose miestuose gal ne taip dažnai viskas vyksta, bet vyksta vienokai ir kitose miestuose. Tai jeigu jūs dalinsite šito įrašu, jeigu jūs patiktuką uždėsit, jūs parašysit komentarą, jūs užsiregistruosite ten, kur yra subscribe, tas langelis YouTube įraše, tai padės plėstis tam įrašui. Tai tiesiog per jūs galima bus išplėsti tuos įrašus, vaizdo įrašus labai plačiai po Lietuvą, ir galbūt kažkiek tas atgarsis iš tikrųjų duos rezultato. Reikalingas rezultatas tikrai, nes pavojus keliuose yra didžiulis. Aš jau minėjau kituose įrašuose, kad iš kažkur, dėl kažko tai vairuotojų tarpe yra tokių labai daug tokių vairuojančių, kurios pastoviai kažkas erzina, kažkokia vidinė agresija pas juos egzistuoja. Nepulsiu aš mokyti, kad jūs ten eikit pas kažką tai, bet vyrai, moteris, susimastykit, jūs keliat pavojų ne tik savo sveikatai, būdami pastoviame strese ir tą agresiją bandydami išlieti keliuose, bet jūs keliat stresą kitiem normaliai vairuojantiem žmonėm. Vyrai, va šiandien apie jūs kalbu, tie, kurie vairuoja paslaugas teikiantį transportą. Tai yra visų pirma mikrobusai. Tai yra tie taip vadinami kablukai, kurie yra tokie pusiau krovininiai lengvi automobiliai, ar ne? Jūs kaip išprotėję, jūs važiuojat, jūs lenkiat, jūs spaudžiat, vėl tas spaudimas, kad tu mane praleisk, aš čia noriu greičiau važiuoti, aplenkėt, čia taip pat užkišot į priekį, tada kitą aplenkėt ir vėl. Kur jūs skubat? Kur jūs skubat? Mes paskui vėl susitinkam prie to paties šviesoforo su jumi. Pamojuoti jums, kad jūs esat kvailys, kad jūs esat kažkoks ne visai normalus ir, nesinori, tikrai nesinori. Bet jūs nieko nelaimėt. Aš suprantu, kad jūs dirbat, jūs teikiat paslaugas, jums reikia pasiekti paslaugų gavėją, ten gal kažkam nuvežti detalės, kažkam nuvežti produkciją, kažkam nuvežti dar kažką tai. Bet įsiklausykit, jūs niekur nenuskubat, bet keliat pavojų kitiems. Jūs savo ligą varot. Suprantat? Jūs ligą varot. Stresas, pastovus stresas ir įtampa veda prie ligų, labai sunkių ligų,
Na ir neretai prie galutinio taško - mirties. Juk ne vieną istoriją girdėjom, kaip autobuso ar tai kažkokio tai automobilio įvykis įvyko, kurio metu vairuotojas tiesiog užmygo, numirė. Sustojo širdis. Tai ką jam širdis sustojo dėl ko? Dėl to, kad jisai gerai gyvena? Dėl to, kad jisai gerai jautėsi? Jisai stresai, jisai išgyveno, žinoma, visokių situacijų yra, aš vėl nesakau, kad čia. Bet tai jūs gyvenime tą situaciją susirenkat patys. Jūs, nieks jum neverčia, nekiša su šaukštu kaip košė vaikui, vat imk valgyk ir tą stresą savo kišk. Jūs patys pasirenkat darbą, visų pirma darbą, dėl kurio jūs laksto taip, bet aš nelabai iš tikrųjų norėčiau sutikti su tuo, kad jūs kažkas varo tame darbe. Aš nemanau, kad jūsų darbdavys, vadovas ar šeimininkas liepia, tu varyk greičiau, tu čia kaip bebūtų, kuo greičiau, nekreip dėmesio nei į taisyklės, nei į kitus vairuojančius žmonės, varyk, ten padaryk tą ir tą. Nu, nemanau. Nu, jeigu taip yra, tai jūsų vadovas iš viso yra tada nuplaukęs, reikia su juo atsisveikinti ir nedirbti pas jį iš viso. Nes, tai agresorius. Supraskit, vat aš jums praeitam įraše sakiau, kad keliant pavojų kitiems žmonėms, jūs nežinote, kaip tie žmonės pasiels kelyje. Jūs nežinot jų vairavimo patirties, jūs nežinot jų nervinės, sakykime, situacijos, ant kiek jie yra laisvi, kiek yra atsipalaidę, o kiek yra įsitempę. Jūs to nežinot. Žmogus jaunas, senesnis, mažai patirties turintis gali sureaguoti neadekvačiai. Jis gali atsitrenkti į kitą mašiną, netyčia nuspaudęs akceleratorių vietoj stabdžių. Tada, kada jūs jį spaudžiat, kad reikia pasitraukti iš kelio. Jis gali būti tame, tai vadiname, mirties taške, kada nesimato šalia važiuojančio automobilio. Dažnai būna. Ir per tą stresą jis galbūt netlieka tų kelių pasižiūrėjimų atgal, va ten net atgal, vėl į kitą pusę, ar ten kažkaip pasuk galvą taip, kaip reikalauja taisyklės, važiavimo taisyklės ir profesionalumas. Kad nereikia pasitikėti vien tik tai veidrodžiu. Jis gali nespėti to padaryti. O jūs jį genat, jūs jį spaudžiat, davai. Na, come on, apsiraminkit. Apsiraminkit dėl savęs ir dėl kitų. Vairavimo kultūra turbūt parodo bendrą kultūrą žmonių, būtent žmonių kultūrą aplamai gyvenime. Ir taip galima pasakyti, kad aš nemanau, kad tokie vairuotojai, kurie varo va šitaip keliuose, bėgioja, laksto, stundosi, jie gyvenime kitaip elgiasi. Reiškia, jūs ir savo šeimose elgitės taip pat su savo moterim, žmona, su savo vaikais, jūs juos ten stumėte, engiate, arba nebendraujate, arba rodote savo agresiją. O gal ne, gal jūs ateinat, įpilat savo bokalą arba porą bokalų alaus, ar ten stipresnio gėrimo, nusiraminat ir galvoja, kad viskas gerai, baigėsi, rytoj vėl einat į tą pačią trasą. Ne. Tikrai nieko nebus, žinokit, jūs žudote save ir kitus. Pasigilėkite. Savęs ir kitų. Na, tas agresyvumas, aš žinau, kad iš tikrųjų žmogaus mityba, alkoholio vartojimas, neteisinga mityba, ten vėl detalių aš nesigilinsiu dabar, per didelis cukraus kiekis organizme, jis veikia smegenis, atsiranda nervingumas padidintas, atsiranda agresyvumas ir dėl to jis darosi nebesutramdomas, nebesuvaldomas. Tai, ką aš galiu patart? Alkoholio nevartokit.
Žmonės, nevartokit alkoholio. Ypač jeigu jums reikia vairuoti, nevartokit ilgą laiką alkoholio. Ką jis jums duoda? Ką jis jums duoda? Jūs galvot, kad jis duoda daugiau jums laisvės bendrauti, daugiau to atsipalaidavimo. Ne velnio, tikrai neduoda. Ir jis tik tai veda jūs į depresiją, veda jūs į bėdas, stresą ir tiesiogiai į mirtį. Keliuose jūs parodo tai, ką jūs užsiauginat savo namuose, nes tai neateina iš niekur. Jūs tai užsiauginat savo namuose. Per konfliktus su šeima, per galbūt kolegų tarpe pas jūs vyksta kažkokia konkurencinė kova, konfliktai ir taip toliau, jūs negalit niekur kitur įsiliet, tada jūs įsiliet keliuose. Apsiraminkit. Keliai yra padidinto pavojingumo vieta. Autobusiukų vairuotojai, aš suprantu, tų mikriukų vadinamų, taip, tie, kurie dirba DPD, tų visų siuntų pristatymo įmonėse. Lyg tai girdėjau, kad jiems yra mokama už tą pristatymo kiekį, už greitį, už kažką, bet vėlgi nesinorėtų tikėti tuo. Bet netgi jeigu taip yra, gerai, ten jų netiek daug, bet santechnikos įmonės, lipdukais išklijuotas autobusiukas lekia, varo, bėga, stumdosi vėl kelyje. Kur jūs, santechnikai, skubat? Arba saulės elektrinių, va čia daug tokių visokių įmonių yra dabar privysę, irgi važiuoja, reklama. Tai ką, jūs fotografuoti? O gal iš tikrųjų padarom tokį dalyką? Fotografuojam, ir siunčiam tų įmonių vadovams su prierašu: jūsų vairuotojas keliuose elgėsi agresyviai, jisai bandė mane nustumti, jisai mane užblokavo arba lėkė stipriai viršydamas greitį. Jūs tikrai viršėt greitį visur. Jeigu mieste greitis yra 50, kai kur didesnis, tai jūs uždeda 20, tarp mūsų vairuotojų kalbant, ten 10 užsidedam visi turbūt. Niekas nevažiuoja ten 50 km greičiu. Bet jūs susidedat 20 ir 30 kartais. Ten, kur 50 km, jūs lėkėt 80. Tai yra normalu? Tai nėra normalu. Vat tokia kultūra, suprantat, ir tam tikras sluoksnis, kaip sakiau praeitame įraše, tai ten prabangių automobilių, džipų vairuotojai, jiems pasirodyti reikia kažkaip tai tą savo išskirtinumą, tą savo galingumą. O jūs ką norit parodyti? Ką jūs norit parodyti? Kad jūs mokat lakstyti, kad jūs su tuo mikroautobusu galit aplenkti kokį nors ten naują SUV, ten kokį nors Toyota, ar ten kažkokį Volvo, ar dar kažkokį automobilį. Savo ką jūs ten rodot? Savo kietumą? Jūs esat iš viso tada žemo lygio būtybės, kurie susimengenim nelabai draugauja. Jokio kietumo jūs neparodot, jūs jokio ypatumos neišreiškia. Jūs parodot savo bukumą. Ir tai yra, šiandien aš kalbu apie kablukų, taip vadinamų kablukų. Yra tų meistraujančių žmonių, tokių individualiai dirbančių su šaranais, važinės su tokiais, tais 7-viečiais tokiais automobiliais. Renault Space yra tokie. Irgi mėgiai palakstyti, jie spaudžia ten gazą, ten. Wow. Dieve. Gaila žiūrėti jūs. Jūs ką norite įrodyti? Savo kvailumą? Ką jūs norite įrodyti? Tai kaip sakiau, reikia turbūt imti, fotografuoti ir dėlioti kur nors
užtušavus ten valstybinius numerius į socialinius tinklus atsargiai ten pavojus kelyje, va šitas automobilis labai pavojingas, ten vėl kitą, išsiųsti į viešąją policiją, kur ten parodyt, ir jūs gausit baudas. Galima taip daryti iš tikrųjų. Bet apsiribokim to, kad jūs pažiūrėję gal šitą vaizdo įrašą, gal šiek tiek prisiminsit, kad jūsų automobilyje yra ir stabdžiai be akceleratoriaus pedalo. Yra stabdžių pedalas. Ir nenukentės jūsų stabdžiai, atvirkščiai jūs lėkdami ir vėliau stipriai stabdydami prie šviesoforo, jūs daug daugiau sunaudojate stabdžių kaladėlių negu normaliai važinėdami po miestą. Kągi, tikiuosi, kad sekėjai, kad mano sekėjai, taip, dalinsis šiuo įrašu, padėsit iš tikrųjų gerinti vairavimo kultūrą mieste. Tikiu, kad jūs nebejingi tam, jūs nebejingi tiems pavojingiams vairavimo atvejams įvairiuose Lietuvos miestuose. Gerinkime vairavimo kultūrą visi kartu. Aš jūsų labai prašau, labai kviečiu jūs tą daryti. Jums nereikia nieko ypatingo padaryti, jums reikia parodyti taip, paspausti mygtuką, praktiškai nieko. Dar vieną paspausti, užsiregistruoti, tada jums labiau prieinami bus, greičiau prieinami mano bendrystės erdvės kanalo įrašai, labiau matomi, jeigu kartais pamiršite. Tie įrašai išeis kiekvieną savaitę po 2 kartus, po 2 įrašus. Taip. Kiek jie kartosis, vėlgi priklauso nuo jūsų. Jeigu jūs parašysit komentarą, bus lengviau tiesiog arba užduosit klausimus kažkokius, arba pasidalinsit savo pastebėjimais. Bus tikrai daug maloniau bendrauti su jumis ir ruošti kitus įrašus. Taigi, linkiu jums saugaus vairavimo, linkiu jums protingo, gero, pavyzdingo vairavimo. Na ir būkime savo geri, vadovaukime pagrindinę taisyklę. Elkis su kitu taip, kaip nori, kad su tavim elgtųsi. Arba kitaip išvertus, kada jums norėsis kažką tokio padaryti blogo kelyje, užduokit savo klausimą, ar aš norėčiau, kad su manim taip pasielgtų kelyje? Užduokit savo klausimą. Iš karto jūs kitaip pradėsit vairuoti. Tai išbandytas reikalas. Rekomenduoju. Iki